Labą rytą. Trečia diena bando žmogus rinkti palapinę. Gal jau šį kartą pavyks. Nori šiais to palapinę sudėti. Parodė. Biškis stresą. Niekad geriau gyvenimo kaip stresas. O. Dar pakartokit, kaip naktį išmiegojot. Slidinėjom, nuokalnė. Pastai. O jau banda. Sudėjęs, kad taip pat, karoči, tai... Ir tas ten lūštelė, girdėjai kažkas lūštelė. Eik tu, kaip visą gadą. Girdėjai kažką, kiek... Ai, dabar kaip? Dviejų dienų. Nevadyko visai. Krauzenšteino pilis pirmą kartą pastatyta 12 amžiuje ir tvirtovė, saugojusi prekybos kelius prie Danubio upės. Per 30 metų karą 17 amžiuje pilis buvo sunaikinta ir ilgą laiką stovėjo kaip griuvėsiai. 19 amžiuje Austrijos grafas Johann Nepomuk Vilček nusprendė pilį atstatyti. Jis surinko autentiškas viduramžių architektūros detalės iš įvairiausių Europos vietų ir atkūrė pilį beveik tokią, kokią ji galėjo atrodyti viduramžiais. Šiandien Krauzenšteino pilis yra populiari turistų lankoma vieta ir filmavimo aikštelė istoriniams filmams. Biškim apie pilį ir žygiuojam. Opening hours 10. Jo, kaip parašyta. Kaina, va? Po 15 per persą. Nu, sakė, po 15 eurų. Nu va, prie pilies. Reik biškį saulės, ne, va. Nebloga visa.
Va tuneliukais aplink pilį badžiojamės. Krūmų tuneliukais. Tai rimtesnė nei Lenkija ta pilis. Melko abatija yra vienas garsiausių vienuolynų Austrijoje, stovintis virš Danubio upės mieste Melko. Vienuolynas šioje vietoje pradėjo veikti 11 amžiuje, kai 1089 metais valdovas Leopoldas II, Austrijos margrafas, perdavė pilį Benediktų vienuoliams. Jie čia įkūrė religinį ir kultūros centrą. 18 amžiuje abatija buvo perstatyta įspūdingų baroko stilių, todėl šiandien laikoma viena gražiausių baroko architektūros pastatų Europoje. Šiandien Melko abatija yra veikiantis vienuolynas, muziejus ir svarbi turistų lankoma vieta. Visai neblogas kiemelis. Austrijos vidurynas. Liko kiek? 30 km iki ežeriuko. Jau greičiau ne vandenį. Va, Hebra fotkinas ant tokią vaizdelę. Dabar keiskitės. Gerai lagina. Geras. O, dar vėl falginė. Dabar greitai žolės. Ridenkis. Dar kartą ridenkis. Gerai, dabar normaliai falkė, normaliai. Dabar sužinau, o dar. Vieną gerą, vieną paprastą, bam, viskas. Eini, dabar netikės, bargiuoti, o, bargiuoti.
link salos. Nu, šiaip ne taip atvarėm lygi šitos bažnytėlės. Ortos sausumos pilis buvo pastatyta 16 amžiuje ant ežero kranto kaip gyvenamoji ir administracinė pilis šalia Orto pilies, esančios saloje. 17 amžiuje 30 metų kare regionas patyrė politinių ir karinių neramumų, todėl pilis buvo naudojama gynybai ir administracijai. 19 amžiuje pilis buvo renovuota ir pritaikyta naujam savininkam bei civiliniam naudojimui. 20 amžiuje pilis tapo kultūriniu objektu ir pradėta naudoti renginiams bei turizmui. Šiandien Ortos sausumos pilis yra kultūros ir renginių vieta, dažnai naudojama parodoms, koncertams ir vestuvėms. Šalia Ortos sausumos pilies atsiveria įspūdingi Alpių kalnai, kurie supa Trency ežerą. Netoliese esantis Raunstein kalnas yra vienas žymiausių kalnų Upper Austria regione. Nuo jo viršūnės atsiveria platus vaizdas į ežerą, miestą Gmuden ir aplinkinės Alpės. Judam toliau. Kas gero? Ai, čia buvo uždaryta. Jau leidžiasi saulė, bet... Nu, komanda patenkinta laisvais. Nebėra vaizdų. Nebėra vaizdų. Tokių vaizdų Lenkijai buvo. Jo. Ne Lenkija, kaip teik sakyt? Generalinė gubernija? Taip. Privažiavom šiek tiek tokių kalnelių. Iš arčiau biškį. Gražumėlis. Nu jau, vairuotojas patenkintas. Ten jau virš 3 km. Geras.
kaip čia pasakyti. Nu, bet tai čia čilina, bliam, va, Kitokio oro, geriam dėl degalinį, bliam, pagarina, čia visi iš tikrųjų. Nesupratau, Bairio čia negalima važiuoti. Open. Open valom. Tu juokauji. Lieka. Open nuo 5.3 iki 21. Ne, prisiprašau. Nu, nepykit, hebra, žinau, kad jeigu ką praleisime šią belę kiek taškų. Tai tiesiog pradedant nuo to miškelio, kur nakvojame, yra link pirmosios pilies. Žodžiu, pradedant nuo nakvynės miškelio, galbūt, kad va čia buvom apsistoję. Čia kažkaip labai tartinai viskas susikerta. Taigi čia šitą objektą praleidžiu, nieko apie jį neskau, nes čia nieko gero nebuvo. Judėjom žemyn, 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 žemyn ir užsukome į uždarytą apžvalgos bokštą. Va čia naisas aitva. Nepatekom, nes darbo laikas vėl netoks. Tada pilis buvo. Krauzenšteino pilis. Nuo Krauzenšteino pilies varom toliau. Žemyn, 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 žemyn. Toliau, 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 toliau. Iki Melko abatijos. Nuo Melko abatijos judėjom toliau. Čia niekur neužsukom, bet vat Linz miestelį. Tai gerų panoramų turėjom. Po panoramų užsukom prie šitą ežeriuką išsimaudyti. Per miestą, per miestą, per miestą ir išlindam iš Linz miesto. Ir pasiekėm mūsų didįjį ežerą su gražiais kalnais iš šono. Čia miestelis berods Gmunden vadinas, jau pamiršau. O šita pakrantės ir salos pilis. Traunšteino kalnas va tas, kur matėsi iš video. Nu ką, ir toliau varom. Šitą ežeriuką praleidom. Šitą irgi praleidom. Eugendorfas, Salzburgas buvom užsukę. Salzburgo fortą praleidom, nes jau skubėjom. Traukiam link mūsų mylimiausią, neištarsiu to pavadinimo, to kelio ruožo pavadinimą, matysit. Ten nepatekam, tai teko nuomotis kempingą. Kempingą nuomojamės. Čia naizva. Tai va tokia šiandien ir kelionė buvo. Daug taškų sorry, jeigu ką praleido. Tai va kilometrų nuvarėm 426. Tikiuosi jums patiko video. Būčiau labai dėkingas už laikus, už komentarus, už subscribus. Tai būtų labai didelė motyvacija. O dar didesnė motyvacija būtų, jeigu Instagram irgi širdųčių užmestumėt. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki.